Baklažanai dažnai neįvertinta daržovė, bet ji turi labai daug skaidulų, labai mažai kalorijų ir sugeria skonį įvairių ingredientų, kuriuos derinam kartu. O šiandien derinsime. Mozzarella, būtų gerai, kad tai būtų buivolės mozzarella, džiovinti pomidorai, česnakėlis, druskytė, raudonėlis, pomidorų pasta, o gal turite savo trintų pomidorų, na ir aišku pipiriukai bei geras alyvuogių aliejus. Pasiruoškime baklažanus. Nupjaukime galiukus, perpjaukime per pusę išilgai, suraižykime minkštimą, įstrižai į vieną pusę ir į kitą ir prigirdysime prieskoniais bei aliejumi. Svarbiausia, neįpjaukite išorinės baklažanų odelės ir ištepkite baklažanų gausiai gerų alyvuogių aliejumi. Jeigu naudosite prastą aliejų, šis patiekalas jau bus sugadintas ir bevertis. Alyvuogių aliejus atlaiko aukštą temperatūrą, kuo daugiau polifenolių, kuo geresnis alyvuogių aliejus, tuo jisai gali atlaikyti aukštesnę temperatūrą. Taigi klausimas, ar kepti galima ant alyvuogių aliejus? Taip, žinoma taip. Pabarstom druskyte. Na, toliau keliauja raudonėlis, pipirai ir aišku, česnakėliai. Česnakus galite supjaustyti kubeliais arba išspausti ir įtrinti į vidų. Paruoštus baklažanus šaunam į 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepam 40 minučių. Susmulkinam pomidorus kuo smulkiau. Sūrį supjaustykite plonais griežinėliais. Taigi, praėjo 40 minučių. Iš baklažanų padarome laivelius. Į laivo dugną dedame po šaukštelį pomidorų pastos. Suberiame džiovintus pomidorus, paskirstom mozzarella sūrį. Mozzarella sūris šauniai ir plėšosi. Tai sudėti ant baklažanų, ant laivelių ir trumpai užkepti dar kartą orkaitį, kol sūris išsilydys. 5 minutėm kišam į orkaitę. Jeigu serviruojate šiltus, būtinai pašlakstykite alyvuogių aliejum. Taigi Italija jūsų virtuvėje per stebuklingai trumpą laiką. Štai tokius patiekalus galima patiekti tiek šventei, tiek kasdienai. Mylėkite save, savo šeimos narius, mylėkite maistą ir būkite sveiki.